Aš esu Vyrų kalvės akademijos 2 metų narys, antrakursis Matas Jakubkis. Nebekaltinu žmonių. Seniau, kokioj 5, 6, 7 klasėje buvau tas, kuris tyčiodavosi žmonių. Nes pradinėse klasėse iš manęs tyčiojas, paskui, nežinau, užaugau, buvau didesnis. Tai man tiesiog išsiliet gitarą galbūt norėjau. Tikrai šitą įsisavinau, nes mano pirma stovykla Vatansų buvo 7 klasėje. Ir gal tuomet dar pilnai nepakeitė, bet pernai, kai Edvinas mane ir dar porą grupiokų pirmais metais išskyrė, kad mes turim savybę pasityčioti iš silpnesnių. Labai negera buvo. Toksai rimtai. Juk čia tie žmonės, kur, literaliai tie žmonės, su kuriais mama sako nedraugauti. Ir, toksai. Ir tu esi tas, tai, nežinau, kažkaip. Ir pats pagalvoju, gerai, aš dabar apkalbinėju kažką už nugaros, betgi mano didžiausia baimė yra tas, kad kažkas apie mane už nugaros šneka. Ir toksai, reikia pradėti nuo savęs turbūt. Nebekaltinu, nebesityčiu žmonių. Bandau juos suprasti, išmokti, išspausti maksimaliai. Naujos pažinties. Iš mano, tarkim, ne iš akademijos visų draugų pažįstamų, manau, mano mama ir mano mergina ir mano geriausias draugas yra matę mane tikrą toks, koks aš esu iš tikrųjų. Čia yra 3 žmonės per mano visą gyvenimą. Ir čia per pusę metų atsiranda 25 ir nedaugiau žmonių, kurie matė mane tikrą. Čia su perteklium jaučiu gaunu. Pagrindinis dalykas, kurį išsinešiau iš šitos stovyklos, tai ramybė. Daug ramesnis tapau. Didžiausia, ko gero, problemų kokią turėjau, yra tai, kad labai bijodavau, kad apie mane kažkas už nugaros pasakys kažką negerai, apkalbinės. Galbūt yra ir tokia galimybė, kad tiesiog čia su amžium šitas atėjo, kad aš nebekreipiu tai dėmesio, bet aš norėčiau tikėti, kad tai yra Vyrų kalvės nuopelnas. Šiaip įspūdį paliko, prieš porą savaičių buvo susitikimas su tom Mantingos generaliniu direktoriu. Aš netikėjau, kad tokio svarbumo, tokio turtingumo ir tokios svarbos žmogus gali būti toks žemiškas, toks paprastas ir toks nuoširdus. Man tokia nuostata yra, kad vis tiek gyvenime taip veikia, kad pinigai pakeičia žmonės. Ir aš nelaikau ten savęs kažkokį išskirtinį, aš manau, kad mane irgi labai lengvai pakeičia. Ko gero, pirmas dalykas, kuris dabar šovė galvą, tai jis susitikimas Zoom'us. Dar kažkas? Išmokau tokį dalyką, jeigu aš turiu išankstinį nustatymą prieš kažką, ko nemėgstu, per grinai sukastus dantis, ieškau gerų dalykų tame žmoguje, kurio aš nemėgstu. Man nauda iš šito tai yra, pirma, aš nesijaučiu nejaukiai, manęs nenervuoja buvimas vienoj patalpoj su tuo žmogum. Akivaizdu, kad yra geriau turėti daugiau žmonių aplink save, kurie tau patinka, vien kiek išmoksti iš tų, kurie tave erzina. Jie tave erzina nebereikalo, pavyzdžiui. Dažnai būna erzina, nes jie geresni už tave. Ir erzina mane, nervuoja mano ego, tiesiog sprogti norisi dėl to, nes jie yra geresni tave ir mane tas erzina. Ir kai tu persilauži per tą, kad blemba, gal jis nėra toks blogas, ten atrandi jo geras savybės, atsiveria neriboti plotai, kiek gali mokytis iš jų. Kiekvieną kartą atvažiuojant į girią ar tie patys patyrimai, neskaičiuoji, kas bus rytoj, ką ten valgysi rytoj, ta prasme, ką gamintis reikės ar dar kažką. Tiesiog išmokom čia būti momente, mėgautis momentu. Išspausti iš momento maksimumą, kiek tik įmanoma. Ir nežinau, mane gal kažkiek erzina, aš dar to neišmokau pritaikyti, už girios ribų, už Vyrų kalvės ribų. Mano šiaip visas gyvenimas vis apie rytoj varžybos, rytoj treniruotė, rytoj kontrolinis, rytoj tas. Ir niekada nesigauna taip, kad dabar esu varžybose, dabar mėgaujuos momentu, dabar ten dar kažką. Nesigauna, jau vien varžybose
tu galvoji, va, rytoj vėl į pamokas dar kažką. Vien dėl to norisi visuomet grįžti. Čia realiai tas retas metas, kada išgyveni momentą. Pilnai. Ja, Vyrų kalvės akademija yra ta vieta, kur tokius kaip kertinius šiais laikais taip reikalingus ir tokius, sakykime, deficitinius trūkumus, tai yra socialinius, patiesia tokius socialinius pagrindus, pamatus. Nes kuo toliau, tuo labiau gyvenam kompiuterių pasaulyje ir mažiau bendraujam. Tai jo, su tuo nebendravimu automatiškai, jeigu nelavinant, ir dingsta visi socialiniai įgūdžiai. Man Vyrų kalvės akademija tai ir yra apie atsakomybę užkrautą paaugliams, kurios jie beveik nejaučia šiuo metu, apie ryšį šeimoje, kurio lygiai taip pat trūksta šių dienų visuomeniai, ir mažesnį dėmesio kreipimą į ką kiti pagalvos. Jeigu manęs visas pasaulis klausytų, tai geriausia mintis, kokį galiu pasakyti, tai turbūt, kad pradėti nuo savęs. Visais įmanomais klausimais, kiekvienos problemos sprendimo būdas yra pradėti nuo savęs. Ar tai būtų tas pats elementarus klimato šiltėjimas. Pradėk nuo savęs, pradėk rūšiuoti dar kažką. Ten yra kokias nors patyčių problema. Pradėk nuo savęs, ar nesityčiai. Tuomet, jeigu nesityčiai, tada užkirs kelią, jeigu matai, kad kažkas kitas tyčiasi. Jeigu vienas griežtai pradėtų nuo savęs, labai didelių ir daug problemų pasaulyje tiesiog neegzistuotų. Greičiausiai atsakomybės. Aš daugmaž žiūriu iš savo aplinkos, iš savo klasiokų, ten komandos draugų. Labai nesuprantu net tokios kaip savokos, kas ta atsakomybė. Visi planai, viskas vyksta su tėvų pagalba ir prisimti už kažką atsakomybę. Tiesiog net nėra tokios savokos jų gyvenime. Aš manau, kad labai šiuolaikiniam paaugliui trūksta to ryšio, tos santykio su tėvais. Labai dažnu atveju paaugliai gyvena tarsi viešbutį, kur viskas paduoda. Pavalgyti, tenais lova, kompas, išlaikymas, viskas. Tėvai neegzistuoja. Aš manau, čia ne tik paauglių problema, kad jie nebando su tėvais suartėti. Kaip tik manau, kad čia tėvų problema, kad jie prioritizuoja darbą ar ten kažkokias tais veiklas, bet ne savo vaikus. Galbūt mama labiau pasikeitė. Prašo sakyti, ką daro ne taip. Kartais net atrodo galbūt net perdėtai. Atrodo, pasakai ir laukia kažkokio pasipriešinimo. O jinai, gerai, ačiū, pagalvosiu. Tai priimta yra, kad pasakai kritiką ir tu jau tikies, jau tokį kaip skydą užsidedi, žinai, kad tau kažką atgal drėbs. Ir ne, sako, jo, gerai, ačiū. Fuck, tai. Jeigu atvažiuos su nusiteikimu išmokti, su nusiteikimu pamatyti ir patirti, anksčiau ir vėliau tikrai pamatys didžiulius skirtumus ir rezultatus. Jo, vadovai sukuria tokį bendrystės ryšį grupiai. Tai jauties rūpimas. Kiek esu buvęs skirtingose stovyklose, skirtingose būreliuose, sporto šakose. Nes nėra buvę, kad jausčiaus svarbus, kad jausčiaus mylimas, galų gale vadovo ar trenerio ar bet kokio. Tai tikrai jaučiasi, tikrai jaučiu, kad rūpiu.